žmogus yra plėšrūnas, turbūt plėšresnis už garsiausius pasaulio grobuonis. Vardan patogumo ir materialinės naudos, be saiko kertantis mišką, sausinantis pelkes ir apskritai į gamtą žiūrintis iš aukšto, lyg į neišsemiamą poreikių ir įgeidžių tenkintoje. Deja, realybė visai kitokia. Alinama gamta pradeda suktis prieš žmogų, žvangindama tornadais, potviniais ir kitomis klimato kaitos pasekme tapusiomis stichijomis. Pirmiausia, nenumaldomo žmogaus gobšumo aukomis tampa trapiausios nykstančios gyvūnų rūšis. Viena jų meldinė nendrinukė. Šį niūrų paveikslą bando praskaidrinti jautrų ir atsakingą požiūrį į nykstančias rūšis populiarinančios nevyriausybinės organizacijos, kurios pritraukia gausų savanorių būrį. Viena jų – Baltijos apsaugos forumas, kurios tikslas – išsaugoti trapų ir tuo pačiu ypatingą paukštelį. Meldinės nendrinukės apsaugos projekto idėja kilo apskritai šitą rūšį saugoti prieš ko gero daugiau negu 10 metų. Ir čia jau yra antrasis projektas, kurį mes šiuo metu atliekame šito paukščio išsaugojimai. O idėja buvo šiaip tik pakankamai tokia įdomiai kilo. Mums paskambino vokietė mokslininkė, kuri tyrinėjo meldinės nendrinukės Nemuno deltoje Lietuvoje, rašė darbą apie tai. Visa sunerimusi, kad jinai ieškojo lizdų, rado, kur peri globaliai nykstantis paukštis ir sako, važiuoja traktorius į šitą paukštį, ką nors darykim. Ir nuo to mes pradėjome ieškoti, kaip čia apsaugoti, kalbėti su ūkininkais ir taip gimė visa mūsų praktiškai programa apsaugoti šitą paukštį, nes minėjau, yra jau antrasis projektas ir planuojamas taip pat yra trečias projektas. Tai tokia ilgalaikė strategija saugoti šią rūšį. Meldinė nendrinukė gyvena šlapiose erdviose pievose, tačiau tokių buveinių dėl žmogaus veiklos likę nedaug. Pagrindinės priežastys yra tos, kad mes nusausinome pelkes, mes turėjome europiečiai bendraja prasme, ar ne, išarėme, padarėme ten dirbamus laukus arba užsėjome kažkokiais grūdais. Tai čia pagrindinė priežastis, bet taip pat ir apleidimas tų plotų nėra tinkamas. Žodžiu, reikia ir prižiūrėti tos plotus, tas pievas, šlapynės ir jų neapleisti. Tai reiškia, bet prižiūrėti reikia tik tam tikrų būdų, kad tas paukštis galėtų egzistuoti. Tai seniau žmonės šienaudavo lėtesniu tempu ir ilgesnį laiką. Todėl meldinėm nendrinukėm, jos prisitaikydavo. O šiuo metu, kai yra traktoriai, greitai, žinkš nušienaujama, viskas surulonuojama ir tie jaunikliai ten tose rulonuose ir pasilieka. Tai dėl to, pavyzdžiui, šią rūšiai reikalingas yra vėlyvas šienavimas. Nes meldinė nendrinukė peri 2 vadas per sezoną, labai greitai sukasi. Šienauti pradėti, jeigu tame plote peri šis paukštis, reikėtų po rugpjūčio 15. Tai yra pakankamai vėlyvas ūkininkams šienavimo laikas, tai dėl to saugoti šį paukštį yra pakankamai sudėtinga. Ypatybė jos yra tame, kad tai yra skėtinė rūšis. Tai reiškia, kad ten, kur peri šis paukštis, sąlygos ir kitiems gyventi yra geros. Tai žodžiu, jeigu meldinė nendrinukė gieda, tai yra kokybiška šlapynė, tokių vietų Europoje yra labai mažai išlikę ir ten gali gyventi daug kitų paukščių. Tai čia yra pagrindinis jos išskirtinumas. Na, o antras, žinoma, kad meldinė nendrinukė yra labai mažai išlikę. 4 pasaulio valstybės tik tais gali džiaugtis turėdami šį paukštį. Vokietija buvusi ilgą laiką dar 5. šalis. Šiais metais oficialiai išnyko šis paukštis iš Vokietijos. Tai yra praėję 10 metų po istorinio įrašo, kada šis paukštis buvo fiksuotas. Tai tikrai labai retas paukštis, bet jo esmė, kad ne vien saugome vieną paukštį, bet mes saugome visą kaiminystę. Aš sakau, daug kaimynų apsaugojame gyvenančių pelkėje. Pavyzdžiui, balinė pelėda, tulikas, griciukas, čia iš paukščių, ar ne, orchidėjiniai augalai, viksvų galybė, kielė geltongalvė. Žodžiu, visa galybė ir Europos mastų saugoma ir pačių paprasčiausių, tokių kaip pempė, pavyzdžiui, paukščių, kurie irgi Lietuvoje sparčiai nyksta. Iš pažiūros šis trapus ir gležnas paukštelis pasižymi išskirtiniu charakteriu ir pikantiškomis savybėmis. Meldinė nendrinukė šiaip yra labai charizmatiškas paukštis, išskirtinis. Translokacijos metu aš kalbėjau su pagrindiniu prižiūrėtoju Vitalijumi ir jis tai sakė, kad jam meldinė nendrinukė primena šipelę iš elgesio labiau negu paukštį, nes jos mėgsta taip įsikabinti kojytėmis ir labiau ropinėja
arba bėginėja žole negu skraido. Tai va čia toksai gal paukščių tarpe pakankamai įdomus dalykas, tai va šitas man niuansas labai įsiminė. Taip pat tai yra pakankamai seksuali rūšis. Patinėlis turi pagal santykinę masę, turi vienas didžiausių sėklidžių paukščių pasaulyje. Ir ten visa lytinis aktas užtrunka vienas ilgiausių irgi paukščių pasaulyje. Tuo tarpu mamos yra tokios atsidavusios mamos simbolių, galime jas pavadinti, nes jos, vaizduokit, per panašiai 2-3 mėnesius veda 2 vadas, kiekviena vadoje būna apie 6-7 jaunikliai ir jos nuo ryto iki vakaro tos vabzdžius nešioja. Tai yra beprotiškai sunkus darbas. Mes, kai perkelinėjom paukščius, buvom 50 mažuliukų mamos ir ten yra non-stop maitinimas, tai yra toks velniškai varginantis darbas, kad sunku net patikėti, kaip tas mažas paukštelis, nenuilstamas visą dieną taip ir darbuojasi. Tai vat charizmatiška absoliučiai rūšis, nors atrodo pakankamai toksai mažutis, gal koks toks pilkokas, nemėlynas, koks nežalias paukštis ar ne, bet šiaip charakterio būdo bruožai jo yra tikrai išskirtiniai. Ir gieda meldinė nendrinukių patinėliai, labai romantiškai saulė leidžiasi, kiti paukščiai nutyla ir tada pragystame girdisi labai gerai meldinės nendrinukės patinėlis. Na, dar kažkur griežlė, tą tokį girdim, bet meldinė nendrinukė irgi gieda taip romantiškai saulei leidžiantis. Meldinė nendrinukė labai yra irgi įdomus paukštis ir tuo, ar sudėtingas, galbūt gamtosaugos prasme, kad jisai yra tolimasis migrantas. Čia moksliškas toks terminas, o šiaip tai jisai skrenda apie 7-8 tūkstančius į Afriką už Sacharą. Moksliniai tyrimai yra įrodę, kad jis vienu ypu per visą Sacharą perskrenda. Malyje ir Senegale jos žiemoja. Tai irgi daro pakankamai gamtosaugą sudėtingą, nes nuo tų vietelių, kur jis sustoja migracijos metu, nuo ten, kur praleidžia žiemą ar ne, Senegale, Malyje, nuo tų kokybės buveinių priklauso taip pat šito paukščio išlikimas. Lietuvoje yra tik tais keletas vietų, kur šį paukštį galima sutikti. Tai yra Nemuno delta, didžiausia teritorija, prie Kuršių marių šiek tiek yra, bet bendrai mes imam šitą teritoriją kaip Nemuno delta. Žuvinte yra nedidelė išlikusi populiacija ir viskas kol kas. Mes atkūrinėjam ir Aukštaitijoje šlapynės, kur kitoj pusėje sienos Baltarusijoje gyvena meldinės nendrinukės, bet kol kas dar jos pas mus neatskrido. Tai jeigu išgirsite kažką panašaus kitur, tai greičiausiai čia yra ežerinė nendrinukė, labai panašus pusėserė mes vadinam meldinės nendrinukės, labai panašus paukštis, kuris gali ten ir prie ežero, ir prie upės, visur kur būti. O meldiniai nendrinukai, jinai tokia ekspertas, jai turi būti aukščiausia kokybė. Didžiuliai plotai, be krūmų medžių, pievų, pakankamai monotoniška buveinė, tai reiškia toks lygus kraštovaizdis, dideli plotai, šlapia, tai jūs galite pamatyti, pavyzdžiui, Nemuno deltoje. Bandydami saugoti meldinę nendrinukę, gamtininkai pasitelkia ir savanorius, kurie savo kailiu gali patirti, kaip sudėtinga atkurti rūšies populiaciją, kurią beatodairiškai siekdami naudos baigiame išnaikinti. Man atrodo, kad savanorystė bet kur yra svarbu ir ypač gamtosaugoje, plačiaja prasme, nes per patirtį asmeninę žmonės supranta labiau ir prasmę, vienas dalykas, ir kaip tai yra sunku padaryti. Kai jau mes išnaikiname gamtą, kaip ją sunku yra atgal sugrąžinti. Tai, man atrodo, savanorystė pirmiausia yra tokia švietimų iš principo ir aišku, patirtis gamtininkams tai yra nuostabu pačiupinėti, turėti galimybę dirbti su globaliai nykstančia rūšimi, tai čia yra išskirtinis šansas. Ekologiją universitete studijavusi Akvilė pripažįsta, kiek save pamena, gamta jai visuomet rūpėjo. Įsibėgėjus studijoms mergina pradėjo ieškoti savanorystės galimybių aplinkosaugos organizacijose, norėdama jas pažinti ir galbūt atrasti savo būsimą darbovietę. Apie Baltijos aplinkos forumą jau žinojau anksčiau, kadangi tai viena ryškiausių nevyriausybinių organizacijų gamtosauginių Lietuvoje. Tai mes kaip ekologai universitete jau tikrai žinojome apie Baltijos aplinkos forumą ir žinojau apie vykdomą projektą, bet detalių nedaug žinojau, dėl to ir pasirinkau ateiti savanoriauti, nes tikrai puikiai galimybė ir jie kvietė savanorius.
Ir iš pat pradžio atėjau savanoriauti, prie renginių truputėlį prisidėjau, pamenu, tai buvo gal pavasaris, o po to jau vasarą įsijungiau Žuvinte jau į patį meldinių nendrinukių perkeliamą translokaciją. Baltijos apsaugos forumo atstovė atskleidžia, kad norint savanoriauti gamtosaugos organizacijoje nebūtinai reikalingos gamtosauginės žinios. Savanoriai gali būti apmokomi arba savanorystės forma parenkama pagal turimas kompetencijas. Priklausomai nuo užduočių, kurias mes skiriame savanoriams, mes turime vienokius arba kitokius apmokymus. Tarkim, vieni savanoriai padeda ieškoti apskaitas, vykdyti meldinių nendrinukių patinėlių. Tai reikia išmokti atskirti giesmę. Tai būna organizuojama mokymus, kaip tai padaryti. Ornitologai praveda ir tada jau ten kartu jie keliauja. Kai meldinių nendrinukių perkelimą mes vykdėme, tai pagrindinė užduotis yra vabzdžių gaudymas. Tai vėlgi tada parodom, kokia yra technika. Ten yra, vadinasi, vabzdžių šienavimas, tinkilėlių panašus kaip dalgių judesys. Tai tada parodome, kaip tai veikia. Prie paties paukščio savanoriai dažniausiai į patį maitinimą, dažniausiai jie jau neprieina prie taip arti, nes jau ten jau yra labai jautru ir ten dirba jau patys pagrindiniai meldinių nendrinukių ekspertai. Tai ko reikia tam konkrečiam veiksmui, tada mes apmokom ir pasirenkame, ar mums reikalingos gamtosauginės žinios ar ne. Tai pagrinde mano buvo pareigos surinkti maistą meldiniam nendrinukiam, kadangi aš atvažiavau, jos buvo narvuose tuo metu dar viduje laikomos ir maitinamos ištisom parom. Ir mes eidavom su kitais darbuotojais, BEFO ir savanoriais, eidavom šukuoti pievų, mes taip vadindavom, pasimdavom vabzdžių tinklelius ir tiesiog važiuodavom į skirtingas pievas, rinkti vabzdžių, vorų, viską, ką valgo meldinė nendrinukė. Tai mes rinkdavom pagrindę kiekvieną dieną maistą joms ir dar truputėlį prisidėjau prie viešinimo renginių, kurie vyko tuo metu Žuvinte. Nevyriausybinė aplinkosauginė organizacija Baltijos apsaugos forumas vykdo meldinės nendrinukės apsaugos projektą, o prie šios ypatingos rūšies išsaugojimo prisidėjo ne vienas savanoris, atlikdamas paprastus, bet svarbius darbus. Vienas tokių darbų į atmintį ilgam įsirėžė ir savanoriai Akvilei. Įsimintiniausias dalykas, kad man teko nešti paukštelių narvą. Tai iš pradžių, kai atvažiavau aš ten savanoriauti į Žuvintą, paukšteliai dar buvo viduje narvuose ir mes juos po kiek laiko perkeliame į lauko aviariumus. Tai va, ten buvo labai atsakinga pervežimo dalis ir man teko garbė nešti vieną iš tų narvelių per lauką, per pievą ir pamenu, tikrai buvo rankos drebėjo, bet turėjau susilaikyti ir laikyti narvelį tikrai stabiliai ir ten tos ir pieva buvo nelabai lygi, bet pamenu, nešiau ir labai didžiavausi, kad gavau tokią atsakomybę, kuri man tuo metu atrodė tikrai labai didelė. Ko gero, daugiausia atradimų vyksta būtent būnant gamtoj. Pas mus tos savanorystės, jos būna arba gamtoj, arba prie kompiuterio. Dažniausiai prie kompiuterio šiaip. Bet jau kai būnam gamtoj, tarkim, atsimenu per būtent meldinių nendrinukių perkelimą, vienas savanoris dalinosi, kad jam irgi jaunasis gamtininkas, ką tik baigęs bakalaurą, studijuojantis magistrą, buvo sužavėtas tame, kad jisai stebėdamas meldinės nendrinukės pelkėje, aviariume, prieš pat paleidžiant jas į gamtą, pamatė, kaip nendrinukė suvalgo mažą varlytę. Iki tol nebuvo žinoma, kad šitas mažas paukštis yra maždaug tokio dydžio, gali varlytę mažą pagauti, tai tada irgi ten visi pradėjo, ojojoj, čia gali sugauti, idėją per visą Europą ir jam kaip jaunam gamtininkui tai buvo labai svarbu. Atsimenu taip pat, kai buvom Žuvinte, mes atradome, vienas iš mūsų irgi savanorių atrado maldininko nimfą. Tai yra tam tikroje stadijoje esanti maldininko vabzdį, toksai žalias su rankom. Tokiom, kaip meldėsi, atrodo, dėl to jis taip vadinasi. Ir, žodžiu, tai buvo
pirmas stebėjimas, jeigu nesuklysiu, nimfos stadija, kas reiškia, kad šita rūšis jau pradėjo veistis Lietuvoje. Anksčiau šiaip jinai yra piečiau labiau esanti rūšis ir tai rodo klimato kaitos tam tikrą tendenciją, kad jau rūšis slenkasi į šiaurę. Tai tokie miniatiūriniai pakankamai atradimai. Mūsų vienas savanoris Tomas irgi perkelimo metu atliko tyrimus vabzdžių. Jis dirbo su vabzdžių gaudymu ir jis tiesiog registruodavo, kokius vabzdžius randa, jeigu kokį įdomesnį ten susiveda, apsibūdina ir taip toliau. Tai tokių mini atradimų visą laiką vyksta, kai mes būnam gamtoje. Manau, ypatinga labiausiai tuo, kad galėjau prisidėti prie rūšies išsaugojimo. Man tai svarbu buvo ir tuomet, ir dabar yra. Ir nors ir mano indėlis buvo tikriausiai labai mažas, bet buvo smagu prisidėti prie to didelio darbo, kurį nuveikė visi žmonės. Pasak Baltijos aplinkos forumo atstovės Ritos, savanorius pritraukti nesudėtinga. Vienus vilioja galimybė tobulėti profesinėje srityje, o kitus tiesiog žavi savanorystė gamtoje. Kai yra sąlytis jau su pačiu paukščiu, tai mes jau ieškome gamtininkų, gamtinių žinių turinčio žmogaus. Tai gamtininkai eilėmis rikiuojasi jaunieji gamtininkai, kad patektų savanoriauti su šiuo paukščiu. Bet taip pat mes turime ir įvairesnių veiklų, kur nėra tokios tiesioginės sąlyčio su paukščiu, tai įvairiausi žmonės renkasi savanoriauti. Pavyzdžiui, grįžome iš nacionalinio šienpjovių čempionato, iš meldinių nendrinukių buveinių. Ir ten mes turime nuostabų savanorį Joną, kuris yra vyresnio amžiaus, pensijinio amžiaus žmogus ir kiekvienais metais mums ten padeda tampyti virves ir nešioti daiktus, koordinuoti eismą. Žodžiu, tai patys įvairiausi žmonės ir motyvacija truputį skiriasi tiek jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, bet pritraukti šiaip nėra sudėtinga. Manau, lietuviai mėgsta su gamtoje būti ir su gamta kažką nuveikti. Buvo labai nuostabu praleisti visą savaitę toli nuo miesto, tokioj bendruomeniškai bendruomeniai, nes ten visi mes tikrai buvome susitelkę vardan bendro tikslo. Ir ne tik ten buvo darbas nuo tik ryto iki vakaro, ten buvo kiaurą parą, žmonės rūpinosi paukšteliais. Ir tikriausiai ta bendrystė tokia žmonių dėl vieno tikslo įsimintiniausias dalykas, ką ten išmokau. Savanorystė, mano manymu, tai yra savo laisvo laiko skirimas dėl didesnio gėrio mūsų visuomenėje, mūsų žemėje, gamtoje, pasaulyje. Manau, kiekvienas tikrai turime sritį, kur galima atrasti save, galbūt realizuoti kitoje srityje save savanoriaujant, negu tarkime dirbi. Kitiem galbūt tai sutampa tos sritys, bet taip, tikrai manau, kad savanorystė yra puikus būdas susipažinti su kitais žmonėmis, užmegzti pažintis ir tuo pačiu tikrai padaryti daug gerų dalykų. Savanorystė suteikia neįkainojamas patirtis, plečia socialinį ratą, ugdo kompetencijas, skatina asmeninį augimą ir tobulėjimą, suteikia bendruomeniškumo pojūtį, o kartais padeda pasiekti profesinės sėkmės. Kai klausimas susijęs su sėkme, aš visą laiką klausiu, kas yra sėkmė, ne? Tai jeigu iš profesinės pusės, tai vienas pavyzdys mūsų savanorė Akvilė, kuri po savanorystės pas mus pradėjo dirbti. Man atrodo, savanorystė yra puikus būdas pažinti žmogų ir kai mes su Akvilė turėjom interviu, mes jau turėjom kažkokios patirties, ne vien iš CV ar gražaus prisistatymo tu gali apie žmogų spręsti, bet ir tu turėjęs esi pakankamai tokį pajautimą žmogaus, tai tada yra lengviau priimti sprendimą dėl darbuotojo. Tai jeigu čia jau profesinis kelias skaitomas sėkmė, man atrodo, absoliuti sėkmė yra mūsų Jono istorija. Tai yra savanoris, pradėjęs savanoriauti meldinės nendrinukės projekte, ko gero prieš kokius, 6-7 metus ir jis nuolat vis kažkur jis gyvena Nemuno deltoje, pakankamai toli. Ir karts nuo karto, kai mums prireikia pagalbos, Jonas atskuba. Tai šienpjovių čempionatas vienas iš ir jis turi marškinėlius, kuriuos mes padovanojom prieš 8 metus
su Mėlynės nendrinukės savanoris, kur, man atrodo, tai irgi yra sėkmė, išlaikymas žmogaus ir įtraukimas jo ir labai gera, kad yra tokių žmonių, kurie užsidegė ir toliau su mumis keliauja, saugo paukščius. Dar neseniai atrodė, kiek miško kirstume ar degintume, kiek pelkių nusausintume, kiek gyvūnų naikintume, jų vis dar pakaks. Suardžius pusiausvyrą gamtoje išnyksta ištisos rūšys, o nuo jų išsaugojimo gali priklausyti, ar išliks pats žmogus. Vienareikšmiškai biologinės įvairovės nykimas ir klimato kaitos krizė yra, jau mokslininkai nieks nesiginčia, čia yra žmogaus padarinys, žmogaus veiklos padarinys. Ir, iš tikrųjų, mes taip, jeigu trumpai atsakant į klausimą, ką mes kiekvienas galime padaryti, tai yra iš principo 2 žodžiai – lėtumas ir saikas. Iš principo turėtumėm visi savo gyvenime galvoti, kuo mažiau vartoti, lėčiau gyventi iš principo, mažiau važinėti, mažiau skraidyti, mažiau vartoti dalykus, kurie yra pagaminti lokaliai. Nors atrodo, kaip čia tai susiję, bet iš tikrųjų gamtosaugoje visas tas tinklelis yra taip susisaistęs, kad ir meldinė nendrinukė priklauso nuo to, pavyzdžiui, ką mes valgome šiandien pietums. Tai saikas ir lėtumas būtų galbūt atsakymas. Ir pats, man atrodo, sudėtingumas šitos situacijos yra tame, kad mes niekada nežinom biologinės įvairovės krizės akivaizdoje, kuri rūšis bus ta lemtinga domino kaladėlė, kuri pajudins ir bus visa ekosistemos griūtis. Tai ir mes tikimės, saugodami meldinę nendrinukę kaip tą tokią skėtinę rūšį, ar ne, kuri reprezentuoja visą ekosistemą žemapelkių, kad šitos rūšies išsaugojimas bus tokia bent viena sėkmės istorija, nes kiek nusivylimų mes galime pakelti. 100 rūšių, 1000 rūšių išnyksta per metus ir apie tai tik tais ir kalbam. Tai mes tikimės, kad galbūt Mėlynės nendrinukės sėkmė bus savotiškas įkvėpimas nenuleisti rankų. Žmogus griovėjas ir žmogus kūrėjas varžosi sudėtingoje kovoje. Vienas jų bando įspausti žemės naudą iki paskutinio gyvybės lašo, kitas tuo metu ištaisyti pražūtingą žalą. Kas laimės šią kovą priklauso nuo kiekvieno mūsų. Kurią pusę pasirinksite jūs? Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.